Labas, jeigu žiūri šitą video, tau kila klausimų. Kaip tu galėtum uždirbti? Taigi, kaip tu gali uždirbti? Tu galėtum uždirbti dviem būdais. Pirma, pardavinėjant produktus. Antra, galėtum uždirbti, kuriant komandą. Priklausomai nuo to, kiek tu nori uždirbti, kiek nori skirti laiko, kokie tavo poreikiai, kas tau patinka ir kuom tu kvėpuoji. Dabar apie internetinę prekybą arba produktų pardavimą. Kaip tu galėtum uždirbti? Prekiaujant. Jeigu tau, pavyzdžiui, patinka kvėpintis, jeigu tu mėgsti kvepalus, tai pirmasis būdas, tau iš karto rekomenduočiau įsigyti kvepalų mėginėlių papkę. Kvepalų mėginėlių papkutė, joje yra 60 aromatų, mes turim jau paruoštus lankstinukus, tu jas galėtum įsigyti. Ir per mėginėlių papkutę žmonės pažįsta kitus produktus. Ką tai reiškia? Tai mes turim ir katalogą, ir žmogus, kai pavarto katalogą, jisai pamato kitus produktus. Automatiškai žmogus užsimano, nes daug žmonių turi problemas. Ir šitie produktai mūsų yra būtent apie problemų sprendimą. Apie tai trupučiuką vėliau pakalbėsiu. Bet žmonės kvepinasi, pas mus kvepalai yra 20% parfumo. Čia matai, buteliukų yra pro dizaino, yra vyram, moterim, vaikam. Kvepalų yra labai daug, skirtingų rūšių, skirtingų aromatų, puikus įsilaikymas. Tai tu gali prekiauti aplink save. Tu gali prekiauti su žmonėmis nepažįstamais, bet kas yra svarbiausia, tu gausi visą sistemą. Pabrėžiu, mes turim sistemą. Tu gausi sistemą, kaip prekiauti, kaip parduoti produktą. Tau bus suteikta pagalba, tu turėsi žmogų, mentorių, kuris tau padės ir parodys, kaip parduoti produktą. Ir tu visko išmoksi po trupučiuką. Jeigu tau pardavimai nepriešėdėsi, tu sakai, kad tau nepatinka parduoti ir tu nenori prekiauti produktais. Tada kitas būdas yra kurti komandą. Tai yra ilgesnis būdas, bet nemažai moterų tai irgi daro. Yra tokių moterų, kurios dirba keli metai, 3, 4, 5 ir jos nepardavinėja produktų. Jos tengiasi būtent kurti komandą. Ką reiškia kurti komandą? Tai reiškia, kad tu žmonės, kuriem patinka produktai, tu juos užregistruoji po savim. Tarkim, tavo draugai patiko kvepalai, kuriuos tu pasikapinai, arba lūpų blizgesys patiko. Ir tu sakai, gerai, aš nenoriu tau parduoti, tiesiog imk nuorodą, užsiregistruok ir jinai apsiperka. Tai tu gali rasti tokių žmonių, kurie nori apsipirkti, arba tokių žmonių, kurie nori dirbti. Mes dirbam per daugiau negu 30 šalių skirtingų. Todėl tu tikrai rasi žmonių, nes visur žmonės mėgsta kvepėti, mėgsta makiažą kokybišką, taip pat mėgsta gerai jaustis. Tai tokiu būdu tu jau išpildi savo komandą ir dabar apie patį uždarbį. Tai kodėl tau kompanija moka už registraciją? Tai tau moka ne už registraciją, tiksliau, o tau moka už apyvartą. Kiekvienas produktas turi tam tikrą taškų skaičių. Kai tu pavyzdys, tarkim, nueini į Maksimą, tu nusipirki produktą ir viskas. Taip, tu sumokėjai pinigus, tau davė produktą. Šiuo atveju kiekvienas produktas turi taškus ir už tavo taškų kiekį per mėnesį tau kompanija sumoka uždarbį. Sumoka už tavo pačios, kai tu pati apsipirki, tarkim, tu nusipirkai maisto papildą, kvepalus ar kosmetikos, arba ko labai dažnai moterim reikia galbūt plaukam priemonių, ten irgi papildai, šampūnai, tai tu apsipirkai, tau sumokėjo kompanija ir taip pat tavo nariai registruoti, jie irgi apsipirka. Vieni apsipirka kiekvieną mėnesį, kiti apsipirka rečiau. Dabar, kitas dalykas apie sistemas. Tau nereikia bijoti, kad tau reikės kažką daryti naujai pačiai. Visur yra pas mus sistemos. Tiek pardavimuose, tiek komandos kūrimo, tiek pavyzdžiai, šablonai, viskas absoliučiai yra paruošta. Kodėl šie būtent produktai? Tai šie produktai, kaip ir minėjau pradžioje, sprendžia problemas. Ką tai reiškia? Kvepalai yra taip labai gerai, bet tu tikriausiai sakysi, kad kvepalų daug kas turi, o kaip toliau, kas vyksta toliau. Tai mūsų produktai, dėl to šie turi labai būtent daug maisto papildų, nes mūsų produktai yra akcentuoti į 2 dalykus. Pirma, spręsti problemas. Antra, jie yra augaliniu pagrindu. Čia yra 2 svarbiausi punktai, kodėl jie išsiskiria iš kitų rinkoje esančių. Tai pirmas, kaip sakiau, tai yra būtent, kad spręsti problemas. Kaip pavyzdys, tarkim, ar tu pažįsti žmogų, kuris turi venovarikozę, kuriam skauda kojas? Ar tu pažįsti žmogų, tarkim, kuris turi problemų su rūgštingumu, tai alijošius mūsų to produktas, arba galbūt turi žmogus problemų dėl vidurių kietėjimo. Gal tu pažįsti tokį žmogų? Gal tu pažįsti žmogų, kuris nori mesti svorį? Gal tu pažįsti žmogų, kuriam pučia vidurius? Mes turim ir čia sprendimą. Gal tu pažįsti moterį, kuriai plaukai slenka, kolagenas? Gal tu pažįsti moterį, kuri turi vaikus ir tiem vaikam reikia maisto papildų, tai yra skanūs čiulpiami vitaminai? Gal tu pažįsti moterį, kuriai skauda kaulus ir dantis?
tada turim kolostrum liniją priešpėnio. Gal tu pažįsti moterį, kuriai plaukai slenka mūsų naujienos, tai yra guminukai, žiauriai skanus, tai būtent yra tom, kam plaukai lūžinėja, plaukai silpni, o gal tu pažįsti moterį, kuri prieš mėnesinės blogai jaučiasi, neturi jėgų ir čia yra dažna moterų problema, tai taip pat mes turim naujieną, tai yra milteliai, kurie beriasi į vandenį. Tai kaip sakiau, pas mus yra labai daug maisto papildų, kurie sprendžia problemas, kvepalai yra mažoji dalis, taip pat aišku, pas mus yra daug labai kosmetikos, kosmetika naudojama visažistų, jinai yra veganiška, jinai nealergizuoja, tinka labai jautriems žmonėms, nes mūsų produktai, kaip antrą punktą minėjau, yra ekologiški, jie augaliniu pagrindu kuriami, tai tiek kosmetika stengiamasi natūraliai, tiek ir kita linija, kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes imam veido kremuką, tai jis irgi kuriamas yra iš alijošiaus ir kitų kažkokių parabenų priemonių, tai jeigu nereikia, jų ir nededa. Tik tiek, kad jis laikytų priemonę. Taip pat turim ir kolostrum veido liniją. Taigi, apie produktus tiek. Dabar, ar kažkas uždirba, nes moteris klausia, ar kažkas aplamai uždirba. Tai iš tikrųjų moteris uždirba nuo 10 eurų iki 5000 per mėnesį ir daugiau. Kodėl? Nes labai svarbu, kiek tu skirsi laiko, koks tavo tikslas, kaip tu derinsi savo gyvenime ir kuom tu norėsi užsimti. Pardavimai, greitas uždarbis, jeigu komandos statymas yra ilgalaikis. Aš galiu pasakyti nuo savęs, aš atėjau tik dėl produkto, tik dėl skelbimo priemonės, bet čia likau ir susikūriau savo darbo vietą. Kaip matai, aš turiu ofisą namuose, kai kurios moteris, kurios dirba turi ofisus, kitos neturi, kiekviena pasirenka pagal save, nes mes dirbam tai, kaip mums patinka. Aš labai norėjau po 5-6 metų jau turėti namuose produktų, dėl to aš jų ir turiu. Taigi, tu galėsi susikurti savo darbo vietą taip, kaip tu nori. Visa pagalba bus tau suteikta. Gale video dar pridėsiu kitų moterų uždarbį, kad matytum faktiškai, kad mūsų yra labai daug. Mes dirbam skirtingai, tu gali kurti blogus, gali kurti video, gali kurti nuotraukas, bet aišku, svarbiausia bus bendrauti, dalintis, pasakoti ir norėti spręsti problemą. Tai jeigu tau aktualu, lauksiu tavo klausimų po šito video.